Na ką, atėjo smagiausias skolos grąžinimo laikas. Gerbėmieji, Lukas netrukus apžvelgs Honor 400 Lite telefoną sėdėdamas ant televizijos bokšto krašto. Valio! Palauk, kaip čia dabar šitaip? Čia jau gal kraštas jau. Daug baisiau negu aš tikėjausi. Aš jums labai nuoširdžiai sakau. Honor 400 Lite telefono apžvalga ant televizijos bokšto krašto. Pirmiausia, paėmus šį telefoną į rankas, ką pastebi, yra, kad jis yra labai lengvas ir labai plonas. Neišduokit Lukui, bet Honor 400 Lite telefono kameros privalumas yra kameros valdymo mygtukas. Tai yra vienintelis tokios klasės telefone. Gali nukristi iš 180 aukščio. Bet ne metrų, kas būtų čia, o centimetrų. Galim pamėginti. Pamėginam saugumą. 3, 2, 1. Aš Gemina jau klausiau, kokiu greičiu į žemę rėšiasi, jeigu nuo čia nukrysi. Sakė 50 metrų per sekundę. Honor 400 Lite ekranas pasiekė net 3500 nitų šviesumo piką. Jis kaip saulė iš tikrųjų. Darom naujas lažybas ir aš tau ką nors sugalvosiu. Taip, aš prašau iš karto, kad tai būtų vandenį. O telefą apžiūrėkite, Tele2 salonuose arba internetu tele2.lt. Labai vertas dėmesio, aš pats nesitikėjau, kad jis taip fainai veikia.